Na ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai. Žodžiu, šiandien tokia situacija, kad nutariau padaryti dar vieną video. Žodžiu, ne vienas klausė, kur ten, kaip ten kreiptis, kokius dokumentus, ką daryti. Tai, sakau, nutariau padaryti dar vieną video, išsamesnį. Akis dar patinas, matot, nesuprantu, kažko sualergizavo man. Nu, nesvarbu. Tai va, tuoj apsuksiu kamerėlę. Ką pirmiausia aš padariau, tai paskambinau, o čia nagas juodas man kažkoks, paskambinau į ESO va šituo numeriu. Šito numeriu paskambinus, pasakiau, kad noriu tapti gaminančių vartotojų ir ką pirmiausiai man atsiuntė, tai pažiūrėsim, nežinau kaip čia per kompiuterį man matysis, atsiuntė man sąlygas, o čia yra pas mane, čia yra ESO savitarna, mano ESO čia yra. Tai yra va paraiškos paspaudžiam. Taip, žiūrim. Gaminantis vartotojas. Taip. Vegerių 5, Sodininkų vo. Šitas yra objektėlis mano, Sodininkų gatvė. Čia yra mano sodyba. Čia yra mano sodė, kur aš gyvenu. Taip, spaudžiam šitą objektą. Nesuprantu, čia pasispaudė, nepasispaudė. O, pasispaudė. Tai va, pirmiausia pasiskambinau ir man davė apmokėti sąskaitą. Taip, žiūrim. Taip, sąskaita. Va. Čia reikėjo man apsimokėti sąskaitą. 41,89 €. Tada, kai apmokėjau šitą sąskaitą, reikėjo toliau laukti man. Taip, to iš toliau čia įsijungsiu. Čia viskas paprastai, tiesiog galima per ESO savitarną viską užpildyti, bet aš, biškai mane žmonės pamokino, kaip daryti. Tai žodžiu, paskambinį į ESO šituo numeriu, kur aš nurodžiau jums va šituo. Galite sustabdyti, užsirašyti. Šito numerėliu paskambinau ir pasakiau, kad neturiu galimybės prisijungti prie mano ESO. Tai ten viską galima telefonu šiaip padaryti, suvardini savo adresą, ten pasakai asmens kodą ir tiek. Ir viskas yra padaroma. Tada, taip, parodysiu, yra atsiųsta paraiška. Taip, gamintojo elektros įrenginio prijungimo prie elektros tinko paraiška. Nu, čia tipo mano tą paraišką aš užpildžiau. Čia visą šitą, viskas ok čia. Tada... Kas čia yra? Taip, iš ankstinio apmokėjimo sąskaita. Čia daugelis klausia, kiek kainuos man, neskaitant sąlygas, kur buvo 41 €, tai klausia, kiek reikės mokėti. Nes man Vegeriuose ten sodybui, matėt, buvau sakęs, kad 3000 reikia mokėti. O čia yra mokėtina suma 0 €, matot? Niekas nesikeičia, nieko nekeičiu, tik tai tapsiu gaminančių vartotojų, tai suma 0 €. Čia tuoj valdai buvo klausęs irgi, kiek reikia papildomai mokėti, tai va, pareina tokia sąskaita, kad 0 € mokėti. Bent jau mano atveju. Tu ten buvai klausęs, kad pas tave ten 3 kW, kiek ten tie yra? Nu, gal 1,5–2 kW tau gal ir duos. Bet čia, sakau, gali va pasiskambinti šituo numeriu, pasakai, kad neturiu galimybės prie mano ESO prisijungti, ar nemoku, sakyk ten, viskas. Ir viską telefonu galima susitvarkyti visus šitos reikalus. Tik iškart pasakau, šitas numeris veikia darbo dienomis, savaitgalis jisai neveikia. Bandžiau skambinti, savaitgalį neveikia. Nu, kaip veikia, bet ten rašo, kad veikia darbo dienomis, ten, nu, tos valandos kažkaip tais. Tai va, už ESO čia man nieko nereikia mokėti, už sodę. Taip, žiūrim toliau, ką man čia reikėjo pasidaryti. Prisijungimo sutartis. Taip, žiūrim. Prisijungimo sutartis. Va, čia yra mano sąlygos tos, kur gaminančio elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugų sutarties specialiosios sąlygos. Tai va, čia yra tas dokumentas, kur turite gauti iš ESO. Čia yra viskas surašyta, kiek mokėti 0 €, matėt, telefonai, čia adresai, kiek va 3,6 kW, Taip. Nu, nieko čia įspūdingai yra, bet va šitą dokumentuką turit gauti. Kada šitą turit, viskas, galite jau organizuotis, statyti savo elektrinę, inverterį statytis.
Ir kas ten dar pas mane, prijungimo sutartis. Liktais tą ir žiūrėjom jau. Prijungimo sąlygos, va. Ten sutartis buvo, čia jau yra tos sąlygos. Na, bet čia sakau, va, vienfazis 5 kW įvadas, 3,6 kW yra leistina generuoti gale. Ir va toks va papirėlis pareina, čia va, galima pasiskaityti. Tai va, čia visos tos vadinamas sąlygos. Tai va, viskas, o dar esu girdėjęs, kad galima 0,8 kW būti gaminančių vartotojų, ten kažko įspūdingai iš vis nėra, tai galima turbūt irgi paskambinus, kaip dar kartą pasikartosiu, šituo numeriu arba trumpuoju ESO numeriu, bet aš skambinu šituo. Ir galima irgi ten prašyti 0,8 kW, gali kiekvienas tapti tuo gaminančių vartotojų 0,8 kW ir manau, kad irgi galima. Tai sakau, mano atveju toks atvejis yra, o ten dar galim pasižiūrėti kitą objektėlį, kur buvom. Tai paraiškos. Pasižiūrim, taip, sekantis objektėlis yra šitas, kur mane nustebino. Taip, sąskaita, čia yra paraiška prijungimo sąlygos. Išankstinė mokėjimo sąskaita. Man atrodo, čia šitas, kur prašė 3000 eurų. Dabar nepamenu, tuoj pažiūrėsim. Ne, šitas. Taip, Vegerių 5, paraiška sąskaita. Čia turbūt tas bus, kur 41 euras irgi reikės susimokėti. Paraiška, gal tas bus, aš dabar nepamenu, kuris čia. Paraiška. Blemba, kur čia buvo pas mane, kur buvo parašyta 3000 eurų. Ai, net ne čia bus. Palauk, kad dar pasižiūrim tiksliai. Prijungimo sąlygos, bum. Ne šitas. Išankstinė mokėjimo sąskaita, tuoj pažiūrim. Ai, čia irgi pasidariau sodybui, kad vienfazę palikau. Tai va, irgi 0 eurų, nieko nereikės mokėti. Tai kažkaip o taip. Tai pažiūrėsim. Į e-mailą reikia įeiti man. Taip, kur čia man buvo atsiuntę iš ESO, dar vienas laiškas buvo. ESO, va. Šitas laiškelis, man atrodo. Ne šitas. Man buvo tokia moteris parašysi Saulės rim... Ai, va, šitas. Pasiliekam biznes vazės. Man neberasiu turbūt iš to laiškelio. Kažkodėl nebematau. Ai, va, radau. Tai va, visas laiškas. Padidinu. Kam įdomu, pasižiūrėkit. Tai va, 3000 eurus plus projektas užsiprašė. Už 11 kW. Trifazį. Aišku, daug kas ten paprotino, žiūrų parašėt, kad reikėjo gal pirmiausiai be gaminančio vartotojo pasidaryti. Bet žinot ką, aš jau nusprendžiau, tegu būna ta viena fazė. Aš vis tiek turiu savo autonominę elektrinę. Tai man čia kažkokia čia labai didelė skirtumo nėra. Kas nematėte elektrinės, tai parodysiu va tai. Įjungsim. Tas mano atominė elektrinė. Kai aš vadinu. Va, aš čia turiu, čia vienas akumuliatorius. Neužilgo tai antrą gaminsim. Laukiam detalių, kol parkeliaus. Turiu iš visą pagaminti šit. 2 užsakymus turiu akumuliatorius pagaminti ir vieną savo dar reikia pasigaminti. Tai va, kas turiu va tokią elektrinę, kas nežinojat. Ir va, kaip sakau. Tai va, turbūt paprastai paaiškinu, sakau, viską derinkit va šito numeriu, nebūtinai per mano ESO ten viską pildyti, nes ten irgi reikia kitą kartą tos paraiškas ten pildyti, sakau, vos ne aukštąjį mokslą reikia baigti. Tai čia paskambinat, pasakot, kad neturiu galimybės ar nemoku ir
Ten viską aš susiderinau telefonu, iš tikrųjų, nieką aš nepildžiau, ten moteriškė pati surašė. Arba jinai padeda ten, žodžiu, užpildyti viskas ir labai greitai viskas vyksta, žodžiu. Tai va, jeigu kažkas turi dar klausimų, rašykit, tai tikiuosi kažkam padėjau, supaprastinau visą tą supratimą, ką daryti, kas, na, aišku, kas jau turi, bet yra daug, kas, sakau, domisi šito dalyku irgi ir klausia, nu galvoju, kiekvienam asmeniškai aš neatrašysiu, nepasakysiu, bet va, padariau video, galvoju, parodžiau visas, ką gaunu, kokius sąskaitas. Čia va, esu irgi netgi atsispaudinę savo objektus ir kaip sakant, va. Tai ką, iki visiems, tikiuosi padėjau ir dėkui už laikus ir iki sekančių video, iki.